Visi čia man tas Matiekos korepetitorius. Tai tęsiu toliau pavyzdinės užduoties uždavinių sprendimą. Tai prasideda jau pirmus du sprendžiau gan paprasti. Vėliau prasideda šiek tiek tokie sunkesni uždavinių, kai duota, kad logaritmas kubinės šaknies 7 yra lygu 81 kart 27 pakelta antuoju, kam lygu m. Tai gan toks, nežinau kaip 12-okai turėtų pradėti jį. Pabandysiu tiesiog, aš iš tikrųjų galiu prisipažinti, neatsimenu, kaip jos spręsti, sprendžiausi labai seniai. Tai visų pirma, į ką, kur kliūva akis, kad 81 ir 27 yra visi, abudu tie skaičiai yra trejeto laipsniai. Tai 81 yra 3 pakelta ketvirtoju ir 27 yra 3 pakelta laipsniu trečiuoju. Kaip galima šitą reiškinį šitą lygtį perskaičiuoti, dabar logaritmas pagrindu kubinė šaknis iš 7 septyneto yra lygu, iš karto jeigu dauginu vienodus pagrindus laipsniai susideda, tai persišu, kad 3 pakelta laipsniu 7 ir dar pakelta laipsniu m, tai laipsniai susidaugia. Dabar tada persirašau viską pasidauginu iš logaritmo. Tai pasidauginu iš logaritmo laipsnių kubinės šaknies 7 iš kubinės šaknies 7. Tai aš matau, kad vietoj kubinės šaknies galiu pasirašyti, kad 7 pakelta laipsniu 1/3. Ir iš logaritmų savybės matome, kad jeigu logaritmas yra padaugintas iš kažko, tai tą daugiklį galima įnešti į logaritmą ir pasirašyti kaip laipsnį. Tai dabar tada persirašom logaritmas, vėl kubinė šaknis iš 7 pakelta septyneto ir lygu logaritmas, čia bus kubinės šaknies 7 ir matome, kad jeigu prisidedam prie logaritmo tuo pačiu pagrindu, jį bus galima tiesiog nubraukti, tai bus 7 pakelta 1/3 ir visas tas dar daiktas bus pakeltas 3 ir 7 m-to. Tai čia nežinau, kelinto triaukščiai laipsniai. Bet kas atsitinka, jeigu turim logaritmus vienodais pagrindais lygtyje, juos nusimetam ir lygtis lieka 7 lygu 7 1/3 ir tas dar daiktas bus pakeltas 3 pakelta 7, kiek čia, triaukščiai laipsniai. Galima tada 7 lygu 7 iš karto tada visus tos laipsnius galiu dauginti. Tai turėsiu 7 pakelta vienetas pakelta laipsnių 7 m. Toliau sprendžiant gausim 7 pakelta pirmųjų lygu 1 pakelta 7 m-tuoju, tiesiog 7 laipsniai susidaugina, lieka tiesiog 7 m-tuoju ir kam lygus m, gauname, kad 1 lygu 7 m, sulyginam laipsnius ir iš to išeina, kad m lygu 1/7. Tai toksai
truputėlį žiauresnis gal uždavinkas, bet sprendžiame. Nežinau, kiek procentų 12 sugebės išspręs, bet tikrai šitą dar įmanoma spręsti. Tai tikiuosi padėjo ir iki kitų susitikimų.